Plungės ruonių sezono uždarimo šventė. Kad ir ką bebūtų gaila, tas sezonas praėjo labai greta, bet jis buvo labai geras, labai ypatingas, buvo daug iššūkių, buvo daug ledinių vandens, daug sniego, stuorsles, bet visko kartu mes kuo puikiausiai įveikėm. Ir šiandieną mūsų renginuką pradėsime nuo svečių pasisakymų. Šiandien turime garbingą svečią Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis. Prašom. Labą dieną, Inga. Labą dieną, Raunė, visi, kurie mėgsta šaltą vandenį. Tai iš tikrųjų, šiemet turėjom didelį daug sniego. Sausio mėnesį oficialiais duomenim Plungėje buvo iškritę 117 cm sniego. Tai 1,17 cm, dar tiek ūkio ir nėra buvę. Ledas buvo tikrai stors. Ir dar ruoniam išbandymų buvo to, kad mes artėjant galimam potviniui biškį nuleidom Plungės jūrą. Tai žinom, kad braidžiojo biškį aukščiau negu kelių. Bet Dievulis sako, išbandymus siunčia tik tiem, kad jie neskudėt sugeba nus pakelt. Tai šiandien žiauriai šilta, ledo lyčių nesimato. Ledo kirst nerek, bet iš tikrųjų didelė malonė, kai prie Plungės jūros susirinka tiek daug pozityviai nusiteikusių žmonių. Tai vien sezonus susidaro, bet žinom, kad šį met bus dar viena gera diena, kada atidarysit sezoną. Tai visiems linku, kaip nors linki peržiemot, tai aš linkiu jums gerai pervasarot, kad didelė daug neprarastumėt formos ir kad susirinktumėt vėl šį met gražiam atidarimui. Dėkui jums, geros dienelės. Ačiū labai. Taip pat turime svečių iš Raseinių. Tai kviesim atstovę. Ledlaužis paploja. Labą dieną, labai malonu visus matyti, Ingutė, labai fainai vėl susitikti. Labai keista, kad nėra sniego, žiauriai keista, nes atrodo visą laiką atvažiuojam, visą laiką strikaliuojam, kad nesušaltumėm. Ir norim vis jau tiek tokią žiemą turėję, tokius ledus ir eketės kalę, tai dabar labai keista, atrodo kaip vasarą darėm. Bet labai malonu vėl jūs matyti, visus susirinkusius. Labai smagu, kad mes tą ryšį palaikom ir palaikysim tikrai toliau. Raseiniai, kaip aš ir sakiau, jau esat jūs mums kaip sesė. Raseiniai, kaip buvus Žemaitijos sostinė, tai privalo Plungę palaikyti, taip kad Paploja! Labai šiaip būtų tikrai gausiau susirinkę, bet šeštadienis yra kas dirba, tai jau, kaip sakom, atlaikom visą už visą chebrą ir už visus sakom ačiū, kad pakvietėt, ačiū, kad draugaujam, labai mylim ir tikrai manau, kad draugausime daug metų. Ir mokomės iš jūsų, mes iš jūsų, jūs iš mūsų ir dabar kaip toliau manau, kad draugausim, kad nepamiršim. Labai smagu, kad miestai ir mažesni miestai, va taip mes susitinkam ir jau sakau, kaip šeimos nariai beveik. Tai va, labai ačiū jums ir klestėkit, aukit. Labai smagu, kad ir meras palaiko, tai tikrai kaip ir mūsų, tai yra labai didelis mums postūmis ir stengtis ir toliau varyti ir džiaugtis ir būti stipriem. Tai va, ačiū ir mylim visus. Ačiū. O čia tokia maža dovanėlė irgi. Ir gėlytės taip, kad žydėtų, visą laiką kaip tavo šypsena, kaip tavo energija, kad visada būtų tokia graži, energinga, o mes dar pakviesim ir savo dviračių žygius ir žygius mes vasarą irgi nesustosim ir į baidarių žygius, taip kad pamatysit erdvėj, tikrai visus kviečiam. Valio! Paploja už tokį nuostabų sveikinimą. Taip pat turime svečių iš Radviliškio. Plojimai! Kas čia kokias kalbas sako, tai. Ačiū už sveikinimą, kad
pakvietėt sudalyvauti, kadangi mes neturim savo didžiojo kalbėtojo vado, tai labai trumpai, mūsų pelkė sveikina jūsų pelkę. Ačiū labai. Prašom. Dėkojam. Energiją atgal po mankštų. Mes labai mėgstam saldumynus. Aš asmeniškai atvažiuoju pasiklausyti jūsų tarmės. Labai fainai, kad tu kalbėsim. Ačiū. Galbūt dar kažkas norėtų tarti sveikinimo žodį. Nu, keliam rankas arba bėgam į viduriuką. Gerai, jeigu visos kalbos išsakytos, tai aš noriu padėkoti savo tėvam, savo aušrėm, savo vyru, nes man priklaus, kad aš galiu čia būti, prižiūriu vakus, manim palaik ir labai padėt. Tai ačiū labai, paplojam ypatingai. Ir kadangi tas mūsų sezonas iš tikrųjų ir ne vien tik tas maudynės, bet mes labai daug ir sportuojam, žygiuojam, darom visuotis įdomybės, o aš sugalvoju, jūs pasirašot, tai esu labai dėkinga. Norėčiau įteikti kelias padėkas. Tai pirmiausiai, Eglutė, prašom prieiti. Atsiprašau. Ačiū, Eglė, kad esi. Marius. Nerijui Jundului labai dėkojam už nuostabią fotosienelę. Evaldui, eketės priežiūra. Sigitas Stonkus. Viršininkas, viklininkas, tinklininkas ir dar boulingistas. Ačiū, Sigėlė, labai. Palauk, pažiūrėk, kad eini daviau. Gerai. Dalia. Ačiū, kad esi. Julius Kulikauskas, vikingas. Oi, atsiprašau. Irina. Kai sportininkai galėtume biškį greičiau veikti. Juokauju. Paulius. Ačiū, Pauliau. Ačiū, Pauliau. Gvidas. Jeigu tau paėmuojam, kuris rinkimą. Rasa Salienė. Vikingų plaukimo čempionė. Pavarysiam 10 metų. Būtina indėlė. Egidijus. Vaikai laimėtum pirmą veitą. Aš. Ačiū. Asta. O kiek turėjom? Ačiū. Mūsų sportininkai. Daiva Deimantienė. Tai sportininkė esi. Pavyzdys visiems vikingai. Morės dizainerė Luana. Ačiū labai, ką padėjo. Mano vyras Artūras. Už vaikų priežiūrą. Laima. Ačiū labai. Ačiū, Laimutė. Alfredas. Ačiū.
Nerijus Bieliauskas. Ačiū už laimėtą. Julius Garys. Ačiū, kad žaidė bowlingą. Dabar mūsų visų išvykų pagrindinis dalyvis Viktoras Rojus. Ačiū. Ruslanas Petrikas. Ačiū, kad esi visur kartu ir atvarai iš Klaipėdos. Kęstutis Ručys. Perduos jums žmonai. Ačiū. Ui. Ir labai noriu padėkoti mūsų renginių rėmėjams. Tai medžiotojas su samčiu. Meskit tuos troškinius, ateikit. Šiandien pas mūsų yra eglutė iš Nori šventės. Eglutė. Ačiū labai. Ačiū, kad padovanojo mums tokią dovaną. Ačiū labai. Ir visą šį sezoną, nors, mums to karščiaus nereik, bet kad būtų pirtėti tikrai nepamaišė. Labai dėkojam, duosim garo! Dėkojam! Ačiū jums labai. Ačiū. Mane įdylė sakė, į kitas metas. Tai ačiū labai. Ir kulverstukų batutai iš Plungės. Anu šiandieną ne, ane yra Turkijoje, Ilzas, bet batuts yra čia. Ačiū visiems labai! Kalbos nesirašiau, tiesiog noriu kiekvienam padėkoti, kiekvienas esat mane labai svarbus, labai brangus. Aš džiaugus, kad jūs ateinat, kad jūs padedat, kad jūs aktyviai prisijungat. Mes esam ledinė Plungės ruonių šeima. Ačiū! 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 Mes buvo didžiejus garso muzika ir darom apšilimą, bendrą nuotrauką ir maudynės. Nesusižeiskit, švelniai!
Cimarron.